Sveiki, noriu pasidalinti istoriją apie mažas varlytes. Radau internete, bet labai motyvuojanti istorija. Kartą gyveno būrys mažų varlyčių, kurios suorganizavo bėgimo varžybas. Jų tikslas buvo pasiekti aukšto bokšto viršūnę. Susirinko didelis būrys žiūrovų, kad pamatytų šias varžybas ir galėtų pasijuokti iš dalyvių. Ir varžybas prasidėjo. Tiesą pasakius, niekas iš žiūrovų netikėjo, kad varlytės pasieks bokšto viršūnę. Galima buvo išgirsti tokių replikų. Oho, per daug sunku, jos niekada nepasieks viršūnės. Nėra jokių šansų, kad joms pavyktų. Bokštasgi per aukštas. Mažytės varlytės pradėjo kritinėti viena po kitos, išskyrus tas, kurios įgijusios antrą kvėpavimą šuoliavo aukščiau ir aukščiau. Minia vis tiek rėkė. Per sunku, nei viena neįstengs to padaryti. Dar daugiau varlyčių pavargo ir pasidavė. Tik viena toliau šuoliavo aukštyn ir aukštyn. Ta vienintelė nepasidavė. Galų gale visos pasidavė išskyrus tą vieną varlytę, kuri įdėjusi šitiek pastangų pasiekė viršūnę. Tuomet visos kitos varlytės norėjo sužinoti, o kaipgi jai pavyko. Viena dalyvė paklausė, kaipgi tai varlytei, kuri pasiekė viršų, pasisekė atrasti jėgų. Pasirodo, nugalėjo buvo kurčia. Istorijos moralas: niekada nesiklausyk kitų žmonių bandymų tau pateikti savo pesimizmą ir negatyvizmą, nes jie pavagia tavo nuostabiausius norus ir svajones, tuos, kuriuos tu puoselėjai savo širdį. Visada atsimink žodžių galią. Ne visa, ką tu girdi ir skaitai, nes visa, ką tu girdi ir skaitai, veikia tavo elgesį. Todėl visada būk teigiamai nusiteikęs ir iš visko. Žmonės sakys tau, kad būk kurčias, kai žmonės tau sakys, kad negali išpildyti savo svajonių. Visada galvok, aš galiu. Čia išsiųs pasidalink. Tai linkiu visiems siekti savo tikslų ir būti kurtiems visiems komentarams. Prisiminkite, kad visi lyderiai įkvėpia vieni kitus ir dideli lyderiai įkvėpia mažesnius ir jiems tai netrukdo būti, jų tai nesumažina, jie tai nepasidaro menkesni ar kokie nors nepasitikinti savimi ar dar kažkokiais, kaip girdėjau tokių daug komentarų. Dideli žmonės visada įkvėpia mažuosius. Taip kad iš mažų varlyčių gali tapti labai didelėmis varlėmis. O varlės yra, kiek žinau, pagal kiniečių yra tokios pinigų ženklas, gausos ženklas. Ir čia Palangoje mačiau, kad varlytės pardavinėja ir tokias mažytės, kurias galima įsidėti į piniginę. O čia ir aš irgi kaip žalia, čia iš mano fotosesijos, žalia varlytė guli. Kai mane išgelbėsit, bus labai daug visko. Su meile.